Mūsų šiandienos tema yra dovanų dėžutė. Ką tau pirmą pasąmonę rodo? 3, 2, 1. Ar tai yra visiškai tamsi? Ir tada staiga pradedu matyti tokius kaip, žinai, kaip būna, pavyzdžiui, metalas ir su lazeriu, tai pjautų su to pjūklu, žinai, tokio pjautų metalą. Ir va, tokia linija atsiranda, tokia auksiniai, kaip brėžtų tą va dėžutę, nupiešiu tą dėžutę. Keturkampę, bet 3D, ne 3D, o 5D, žinai, nu tą tokią Taip. sferinę, atsiprašau. Va tokia dėžutė atsiranda. Kaip jie, žinai, formuotų toje erdvėje. Bet toje erdvėje viso juoda, nieko nematau. Tai jeigu tu save išsipjautum iš tos erdvės ir pasižiūrėtum 3, 2, 1. Nu, jaučiu, kad ta erdvė yra pačioj. Ir ji tokia kaip metalų fabrikė kažkokia tokia, jaučiu metalą, kaip pjaustytų, žinai, tas formos tokias, kaip kokie kalviai, šaltkalviai, kažkokie va tokie mechanikai kažkokie dirba ir va tą dėžutę sukuria. Kokiu tikslu, kada buvo sukurta ta dėžutė? Tai čia man rodo va tą kūrimą tos dėžutės. Aha, bet įdomiai, kad rodo metalą, nes mes dabar, kai dovanų dėžutės, tai turim arba, ten popierinės, ar ne, tenais standesnio popieriaus, ar smulkesnio. Nes man išmetė tą gardą, žinai, kaip gardas ten turimžiais būdavo, kur įkišdavo tave ir ten pakabindavo ir ten, žodžiu, tu kabėdavai toj tokio dėžiai garde. Eina Medį pakabintas ar ten kažkokiu pastatu ar virš klifo, žinai, kažkokio vandenyno. Kur vandenynas šalia ten krantas, vat kažkaip vat tokia dėžutė man išsilankstė vat iš tų. Eina savo. Tai čia pradžia tokia yra. Nu taip, čia sąsaja yra su tuo, kad čia yra kaip gardas, įkalinimas. Eina savo. Bausmė. Bausmė. Ir man sako, kai tu atneši tą dėžutę, duodi, tai yra kaip bausmė. Tas, kuris dovanuoja, jis kaip baustų. Baustų tą, kuriam dovanuoja. Eina savo. Dažniausiai tai yra nesąmoningai. Kažkaip per inkarnacijų informaciją tu kažkaip 1 ar 2 kartus tu vis tiek kažkaip padovanoji tą dėžutę. Jei ne vienam, tai kitam. Ir va ta dėžutė tai kaip simbolis, kaip aš tave baudžiu, aš tave nubaudžiu ir aš tave į tą dėžutę uždarau. Tu pats net atsidarai tą dėžutę. Tas gestas tai yra toksai, sakykime, gražus, bet kaip man eina manipuliacijų apgaulė kažkokia, kaip ant akių filtras. Bet tas simbolika tos dėžutės tai yra kaip gardas, va tas toksai. Čia nebūtinai turi reikšti, kad tu paduodi tą dėžutę ir va tu uždarai jį ant tokio klifų pakabini. Ne, čia ne tame esmė, čia tik tai, kad suprastų informaciją, kokia yra pradžia ir kokia simbolika. Ir man ta dėžutė, kai aš duodu tą dėžutę kažkam, aš sakau, aš tave baudžiu, aš sakau tau, aš tau dovanoju, bet išsiverčia atbulinė tvarka, girdžiu kažkokį kaip demonai kalbėtų, šnibždėtų, kaip suktum reversų, pavyzdžiui, žodžius, tai girdžiu, aš tave baudžiu. Eina savo. O raudonas kaspinas, tai dėl to, kad čia yra demonai. Demonų ženklas. Žinau, ant tos dėžutės, ant to kaspino kažkoks demoniukas sėdi, toks mini nykštukas, velniukas toks. Eina savo, ant kiekvieno kaspiniuko. O vieną taip.
ir jis valdo tą dėžutę. Jis ten O, užrakina o ją. eina savo, o įsivaizduoji dabar, tarkim, tuoj ateis visos šventės. Taip. Ir po eglutę kiek yra daug tų dovanų, dovanėlių, dėžučių, visokių įpakavimo ir visur yra kaspinukai ir dėžutės. Taip. Taip. Kiekviena ta dėžutė užrakina tą. Ir kaip bausmė. Bausmė tau. Bet gali būti, pavyzdžiui, per skirtingas sferas, kai kas gali paimti, uždaryti širdį, ar ne? Kai kas gali, nes, pavyzdžiui, rodo, paimsiu pavyzdžius, nes čia labai daug vaizdų dabar eina, rodo, Taip. kad sugaudyti informaciją. Žodžiu, pavyzdžiui, yra dėžutė, tau kažkas duoda, sako, aš dovanoju tau šitą dovaną ir tu, sakykime, duodi kažkokiam vaikui, ar ne, senelis duoda kažkokiam vaikui, tas vaikas tikėjosi gauti kažką, pavyzdžiui, sakykime, kokią mašinėlę, o tas senelis kažkaip sugalvojo, kad aš jam padovanosiu kojinės. Ką mažas vaikas veiks su kojinėm, ar ne? Taip. Jam tai neturi jokios vertės. Ir jis atidaro tą dėžutę, tikėdamasis tos mašinėlės ir gauna kojines. Išsitraukia ir tarsi širdis į kulnus nukrenta. Įsivaizduoji. Tai kai ta širdis krenta į tuos kulnus, įkrenta į tą dėžutę. Ir ta dėžutė tukšt. Velniukas užsirakina. Bet dabar tas velniukas valdo to dėžutę į tą širdį. Pavyzdžiui, vyras dovanoja savo žmonai kažką. Sakykime, jį tikėjus kokį perlo vėrinių, o ten kokį naktinį, žinai. Ir va taip irgi užsidaro ten jos mentalas, jos ten emocijos, jos širdis, ar ten gimda gali būti. O jeigu dovanoja irgi, tai čia tas pats, jeigu dovanoja kvepalus ir tau jie labai nepatinka ir iš karto iš širdies tas eina, tas ne toks jausmas. Nu taip, tu iš karto. Ir galvoju, manęs iš viso nepažįsta, žinai. Nu taip, kodėl, pavyzdžiui, žmonės kiek yra situacijų, kad susipyksta. Taip, susipyksta dėl tų dovanų. Čia tas dovanų keitimasis arba tos dovanos, tai yra toksai emocinis, energetinis įaktyvinimas, kur rakina, užrakina, aš girdžiu pastoviai tos užraktus, tokius tak, dar, čikšt, raktas, žinai, taip, cak, klak, spyna užsirakina. Girdžiu visam laukia. Man būtent šitas faktas, pavyzdžiui, aš tau dovanočiau kvepalus, ar ne? Ir jie jau ir taip yra dėžutėje. Gražioje, ar ne, ten su gražiais užrašais ir taip toliau. Bet aš dar įpakuoju į dovanų dėžutę su kaspiniuku, kad, staigmena. Nes tu nori nubaust tą žmogų. O dabar tu nori jį nubaust, gali būti kažkokie dalykai iš praeities, iš kitų reinkarnacijų. Tu gali būti nesąmoningai, jį nori nubaust, supranti. Ir dažniausiai, pavyzdžiui, aš nemėgstu dovanų pakuoti. Aš jų nepakuoju dažniausiai. Aš jau labai seniai to nedarau. Man nepatinka tas. Taip. Aš labai retai pakuoju, bet aš be tų kaspinų dažniausiai pakuoju kažkaip, arba aš pakuoju ten į maišelį kokį įdėti, žinai, kad, tu prasme, tu atsidarai tą maišelį, iškart matai, jokios ten užrakto, jokio uždarimo, tokios dėžutės nėra, ten maišelis. Ir viskas. Arba ten taip kažkaip suvynioji, kad, žinai, ten net nereikia klijuoti nieko, ten, žinai, tiesiog išsukia ir viskas. Ir žodžiu, aš matau, kad tu kai supakuoji, tu dedi tą intenciją, kad aš tave uždarysiu į tą, supranti. Arba tas jau velniukas tau kalba, kad aš tave uždarysiu, aš per tave uždarysiu tą būtybę. Čia labai stipri tokia intencija. Dažniausiai nesąmoningai. Nes man rodo, kad yra susijęs su praeities visokiais įvykiais, situacijom, karminais dalykais. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie dovanoja visą laiką metai iš metų tas pačias dovanas. Tiem patiems žmonėms tą patį padovanoja. Atrodo praktiška, ar ne? Bet iš esmės tai toks kaip stumimas, turiu kažką nupirkti, nes čia kalėdos ar kažkokia gimtadienis reikia kažką iš pareigos. Tai jau geriau tada, tu man nieko nedovanok. Ar paskambinsi, pasakysi, sveikinu, viskas. Čiau. Geriausia, kad žmonės susitiktų, parodytų vienas kitam tą dėmesį.
taip. ten kažką smagaus nuveiktų kartu. Jo, kažkaip veikla taip neuždaro, žinai, neįkalina. O va tos dovanos jos yra labai, toj dėžutėj, turiu omeny, labai taip įkalina. Nu, man, sakau, tos gardas eina, vat garsas, tas cak, cak, visur tie raktai užsirakina. Eina Kaip sau. virš galvos velniukai bėgioja, tuk, 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 su tom kauno pitim, tuk, 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 žinai. Ir atrodo, per metus yra daug tų progų ir yra tas laikotarpis atitinkamas, ar ne? Tenais Kalėdos nauji, paskui Velykos, paskui ten tavo gimtadienis ir taip toliau, ar ne? Ir taip užpildo visus metus. Taip. Kas Daug. kelias mėnesius. Taip, labai daug. Ir mes moterys dar netgi reikalaujam iš vyrų kartais, tu man turi padovanot kažką, žinai. Aš taip net už kakto susėmiau, eina savo. Nes aš čia, man atrodo, nesenai galvoju, kada paskutinį kartą aš galvoju kokią dovanėlę. Aš tai tikrai labai seniai. Labai seniai. Mano elfukas visą laiką žvengia, sako, tai aš esu tavo dovana. Ko dar nori? Nori įkalinimų. Ne, nebenori. Nenori. Aha. Labai ačiū, labai faina tema. Ir tada visiems informacinius burbaliukus numesk. Kas nori pasiema, 3, 2, 1. Ir tada tu anuliuok visus įkalinimus, tuos užraktus tiek, kas tau padarė ir kam tu nesąmoningai irgi padarai. 3, 2, 1. Nu, kai nežinom, tai nežinom, bet dabar jau žinosim.